Pirmoje šio projekto dalyje buvo aprašytas dviejų rotorių orlaivio konstravimas ir bandymai, kuriame valdymui buvo naudojamos trimačių spausdintuvu atspausdintos sraigtasparnio rotoriaus galvutės. Šios rotoriaus galvutės buvo paprastos konstrukcijos. Kiekvienas menčių galas buvo laisvai lankstomas prie stebulės, o tikslūs variklio judesiai jos sugebėjo užtikrinti pakankamą valdymą, kad orlaivis išliktų ore. Tačiau pirmą kartą jis nepakilo dėl tam tikrų vibracijų rėme. Tačiau tai buvo išspręsta sustiprintų sparnų lonžeronų ir perdarytais variklio laikikliais. Tada nusipirkau šiek tiek didesnius menčių, kurios yra šiek tiek ilgesnės ir visiškai be prekės ženklo, tikėdamasis, kad jos suteiks daugiau traukos. Nes kai prie šio daikto pridėsime fiuzeliažą, jis svers gerokai daugiau. Tačiau tai vėl sugrąžino vibracijas ir manau, kad jų priežastis buvo rimtesnė, nei iš pradžių supratau. Iš šio sulėtinto vaizdo matyti, kad menčių pasisukimo sukeltos mažos vibracijos priverčia rėmą šiek tiek lankstytis, o tai vėl perdodama į rotoriaus galvą, sukeldama beprotiškus, nepageidaujamus menčių kampo pokyčius. Šie ekstremalūs menčių kampai sukelia nepageidaujamą apkrovą varikliui, o tai dar labiau sustiprina vibraciją, iki tokio lygio, kad visa rotoriaus galva greitai praranda keliamąją galią. Turėkite omenyje, kad šios vibracijos lenkia šį 20 mm anglies pluošto vamzdelį taip, lyg tai būtų neišvirtas pagečio, nors šie vamzdeliai yra labai tvirti. Galėčiau grįžti prie senų menčių, bet jei toks mažas menčių pakeitimas sukelia tokį drastišką veikimo pokytį, nenoriu net pagalvoti, kas nutiktų, kai uždėsiu fiuzeliažą ant šio aparato. Dėl šios priežasties pradėjau projektuoti tikrą sraigtasparnio rotoriaus galvą su valdymo plokšte ir traukėmis. Tačiau kurdamas tai, gavau Elmat laišką iš pirminio šios laisvai judančios rotoriaus galvos sistemos kūrėjo. Jei nematėte mano ankstesnio vaizdo įrašo apie sraigtasparnį be valdymo plokštės, pirminę idėją sukūrė vaikinas vardu Jimis, kaip tyrimų projekto dalį Pensilvanijos universitete, o jo variklio valdiklį sukūrė jo draugas Mattas. Nuo to laiko Mattas toliau tobulino šį variklio valdiklį kaip savo verslo Vertic dalį. Ir jis iš tikrųjų sukūrė savo laisvai judančio rotoriaus galvutės sistemą, kuri naudoja vieną centrinę ašį vietoj atskiros ašies kiekvienam menčiui. Akivaizdus šio sprendimo pranašumas yra paprastumas. Rotoriaus galvutėje yra mažiau vyrių. Tačiau dar svarbiau mano konkrečiam atvejui yra tai, kad visi menčiai yra sujungti tarpusavyje. Leiskite parodyti, kodėl tai svarbu. Įsivaizduokite, kad tai yra rotoriaus galvutė, o visi trys menčiai yra tolygiai išdėstyti po 120 laipsnių kampu. Masės centras turėtų būti rotoriaus galvutės centre, vadinasi viskas yra idealiai subalansuota. Kai variklis nori sukurti valdymo poveikį, jis arba pagreitina, arba sulėtina, kad mentės pradėtų pirmauti arba vėluoti. Idealiame pasaulyje rotoriaus galvutė turėtų išlikti subalansuota, nes visos mentės svyruotų vienodai. Tačiau jei yra nedidelis vyrių trinties skirtumas, arba viena mentė patiria didesnį oro pasipriešinimą nei kita, jos gali pirmauti arba vėluoti skirtingais kiekiais, dėl ko masės centras pasislinks nuo sukimosi ašies, sukeldamas disbalansą ir vibraciją. Taigi visų šių menčių sujungimas turėtų pašalinti vibracijas, kurias patiriu. Ir Mermetas taip pat man pasakė, kad jis sėkmingai išbandė 3 menčių šio rotoriaus galvutės versiją su vienu centriniu vyriu. Taigi, turėdama šią informaciją, turiu pasigaminti savo. Ši rotoriaus galvutė turi centrinį vyrę 45 laipsnių kampu, o tai reiškia, kad kai variklis pagreitėja arba sulėtėja, mentė esanti vienoje linijoje su vyriu pakeis atakos kampą, bet kitos dvi mentės iš tikrųjų judės aukštyn arba žemyn. Tai atrodo šiek tiek keistai sukantis, nes viena mentė išlaiko tą pačią plokštuminę sukimąsi, bet kitos dvi atrodo, kad seka kitokią plokštuminę sukimąsi. Kai tik įrengėme ant orlaivio, buvo aišku, kad ankstesnės vibracijos dingo, o tai buvo labai viltinga. Tačiau atrodo, kad jis neturi daug valdymo, todėl orlaivis galėjo tik trumpam pakibti ore, kol pasviro ir sudužo. Tačiau tada Mattas parodė man kitą rotoriaus galvutę, prie kurios jis dirba. Ji turi tą pačią centrinę 45 laipsnių ašį ir dar vieną horizontalią ašį. Tai reiškia, kad rotoriaus galvutė gali pasvirti bet kuria kryptimi, beveik kaip universalus šarnyras. Tačiau dėl 45 laipsnių ašies vis tiek galima valdyti rotoriaus galvutę, keičiant variklio greitį ir taip nukreipiant menčių trauką. Man tai pasirodė labai įdomu. Pridėjus kelias ašis prie rotoriaus galvutės, galima pasiekti traukos vektoriavimo efektą, tiesiog reguliuojant variklio greitį. Taigi, žinoma, turiu pasigaminti savo versiją. Tai labai panašu į ankstesnį dizainą, tačiau čia pridėta papildomas horizontalus šarnyras per vidurį. Ir kas įdomu, ši pasukimo kryptis veikia puikiai dėl horizontalios ašies, tačiau dėl 45 laipsnių ašies. Kad jis galėtų suktis į kairę ir dešinę, mentės turi suktis į šonus. Ir būtent šis judesys atvirkščiai bus naudojamas traukos vektoriaus valdymui. Kai jis sumontuotas ant variklio, reikia tik nedidelio variklio impulsavimo, kad rotorius pasisuktų. Ir tai tikrai įdomu stebėti. Taip pat dėl sumažėjusių šio rotoriaus galvutės vibracijų pašalinau gremėzdišką variklio laikiklį ir vėl panaudojau 14 mm sparno strypą, kad sutaupyčiau svorio. Bet kaip jis veikia ore?
Nelabai gerai. Po daugybės reguliavimų ir giroskopo stabilizavimo derinimų situacija nelabai gerėja, bet tada pagalvojau, o kas jei išjungsiu giroskopo stabilizavimą? Mano teorija buvo tokia, kad rotoriaus giroskopinis stabilumas linkęs išlikti toje pačioje padėtyje, kai orlaivis sukasi. Tai ar tai priešinasi elektroniniam giroskopo stabilizavimui? Faktas, kad šis dalykas skrenda be stabilizacijos išilginėje ašyje yra tikrai įdomus ir aš niekada nemaniau, kad tai būtų įmanoma. Vienintelė problema yra ta, kad jis visiškai priklauso nuo rotoriaus menčių padėties, kad išlaikytų stabilumą. Taigi, jei vėjo gūsis privers mentes pakeisti kampą, visas orlaivis seks paskui jas. Galiausiai turiu apsispręsti, ar mes kuriame keistą dviejų rotorių bandomąjį aparatą, ar bandome sukurti V22 Osprey mastelio modelį. Ir iš šio vaizdo įrašo pavadinimo, manau, žinote atsakymą. Labai norėjau išlaikyti šią laisvai judančią rotoriaus galvutės sistemą, bet iš tikrųjų ji nėra tinkama šiai paskirčiai. Galutinė rotoriaus galvutė buvo arčiausiai sėkmės. Tačiau kadangi tai iš esmės yra traukos vektoriaus valdymo konstrukcija, tai galima pasiekti naudojant servovarikliu valdomą variklio pasukimą. O servovarikliu valdomas variklio pasukimas turi pranašumą, kad gali būti užfiksuotas padėtyje skrydžio į priekį metu. Esu tikras, taip galėčiau praleisti dar kelias savaitės ar mėnesius, bandydamas sureguliuoti šią rotoriaus galvutę, kad ji veiktų taip gerai, kaip metas iš Vertic padarė su sava. Tačiau taip pat jaučiu, kad tai būtų paskendusių sąnaudų klaida. Taigi, aš nuėmiau lankstinės rotoriaus galvutes ir pasirinkau paprastą servovarikliu valdomą variklio pasukimą, kadangi šie pasisuks tik apie 20 laipsnių į abi pusės. Galiu naudoti mažą servovariklį su 3:1 pavarų santykiu, o vėliau rėmo centre bus didelis servovariklis, kuris suks visą sparnosiją. Taigi, tai ne tik daug paprasčiau elektronikos požiūriu, bet ir lengvesnis variantas, nes visą valdymą hover režimu atlieka tik šie maži servovarikliai, todėl nereikia storesnės sparnosijos ir vieno iš didelių pasukamųjų servovariklių. O kai orlaivis pereina į skrydį į priekį, šie maži servovarikliai laikys variklius fiksuotoje padėtyje. Iš esmės veiks kaip įprasti orlaivio sraigtai. Manau, atėjo laikas pereiti prie šio projekto fiuzeliažo dalies, apie kurią užsiminiau praėjusiame vaizdo įraše. Planas yra atspausdinti fiuzeliažą trimatėje spaudoje naudojant medžiagą vadinamą lengvuoju PLA ir kai kurios unikalius projektavimo metodus, kad būtų sutaupytas svoris. Ši lengvoji medžiaga putoja, kai yra spausdinama trimatėje spaudoje ir sveria 40% tiek, kiek įprastas trimatės spausdinys. Tačiau problema su šia medžiaga yra ta, kad dėl putojimo proceso atsirandantis išsiplėtimas palieka tam tikrų likučių, jei spausdintuvo antgalius pakeliamas nuo detalės. Norint to išvengti, modelis turi būti suprojektuotas taip, kad spausdintuvas galėtų sukurti detalę nepakeldamas antgalio. Trumpai apie tai kalbėjau savo ankstesnėme VTOL projekte ir sukūriau trumpą pamoką savo antrajame kanale. Tačiau tai buvo tik paprastos sparno formos atveju, tad kaip tai veiks su sudėtingesniu objektu, pavyzdžiui šiuo fiuzeliažu. Pirmiausia, pradėjau kurti keletą brėžinių CAD programoje, kad atitiktų tikrojo Osprey profilį. Ir tai užtruko nemažai laiko, kol viską padariau teisingai. Tačiau kai viską sujungiau, rezultatas atrodo panašus į tikrąjį daiktą. Tada sukūriau dar vieną fiuzeliažą, kuris yra šiek tiek mažesnis, tai netrukus bus svarbu. Iš to galiu pradėti pjauti sutvirtinimo šonkulius, kurie padės fiuzeliažui išlaikyti savo formą. Šiuo metu tai imituotų įprastą trimočio spausdinimo užpildą, kuris užpildo visą detalę, tačiau šiai paskirčiai užpildas reikalingas tik aplink išorinį sluoksnį. Taigi galiu naudoti mažesnį fiuzeliažą, kad pašalinčiau visus vidinius šonkulius, palikdamas tik karkasinę konstrukciją. Paskutinis žingsnis yra pašalinti šios šonkulius iš vientiso fiuzeliažo modelio, nes tai apgaus spausdintuvą ir jis atspausdins detalę nekeldamas antgalio. Jei fiuzeliažą modeliuotume kaip kiautą ir viduje pridėtume tvirtus šonkulius, spausdintuvas kiekvieną kartą, kai sukurs naują šonkulį, turės pakelti antgalį. Tačiau jei fiuzeliažas yra vientisas modelis ir šonkuliai iš jo išpjauti, spausdintuvas kiekvieną sluoksnį pieš nekeldamas antgalio, taip sukuriant švarę, lengvą detalę. Taip pat tai yra nauja lengvo PLA versija iš ColorFam, kuri gali atlaikyti aukštesnės temperatūras. Kadangi man jau yra tekę matyti, kaip trimačiu spausdintuvu atspausdinti sparnai ištirpsta saulėje, o laimiai ši spalva puikiai tinka Osprey modeliui. Galite pastebėti, kad fiuzeliažo viduje yra didelių ir mažų standumo briaunų derinys. Ir taip yra todėl, kad atlikau daug bandomųjų spausdinimų, kad išsiaiškinčiau, kaip šias dalis padaryti kuo lengvesnės, kartu išlaikant tvirtą išorinį apvalkalą. Štai keletas prototipų, kuriuos atspausdinau kurdamas šį daiktą. Pavyzdžiui, šis, kuris turi didelį kiekį labai smulkių briaunų. Jos gerai laiko apvalkalą, bet taip pat yra gana lankstus ir elastingas. Tada yra šis, kuris turi mažesnį didesnių briaunų tankį. Jis yra gerokai tvirtesnis.
Tačiau briaunas nelabai prilaiko apvalkalą, todėl jis linksta tarp briaunų. Taigi, čia yra galutinis dizainas, kuriame sujungti abu variantai. Taigi yra didelis plonų briaunų tankis, kad būtų išlaikytas apvalkalo tvirtumas, ir mažas didesnių briaunų tankis, kad būtų užtikrintas bendras fiuzeliažo stiprumas. Taigi po maždaug 4 dienų spausdinimo dabar turiu visas dalis paruoštas suklijuoti. Tam naudojau paprastus CA klijus, dar vadinamus superklijais. Kas buvo šiek tiek sudėtinga, nes jie labai greitai džiūsta. Fiuzeliažas suprojektuotas taip, kad būtų klijuojamas iš 3 dalių – nosies, vidurinės dalies ir uodegos, kurios vėliau bus laikomos kartu magnetais. Tada man reikia nuimti sparno lonžeroną ir variklius nuo rėmo, kad galėčiau juos įdėti į fiuzeliažą. Tai padaroma įstumiant anglies pluošto slides į šias bėgelius, kurie yra atspausdinti konstrukcijoje. Įdėjus man reikia išpjauti angą spaudinyje, kur bus tvirtinamas sparnas. Kadangi šios skylės nebuvo galima suprojektuoti modelyje, nes šią dalį reikia spausdinti naudojant vazos režimą. Dabar laidus galima vėl prijungti, o sparno lonžeroną ir variklius vėl sumontuoti ant rėmo, turint prieigą priekyje ir gale, kad būtų galima priveržti reikiamus varžtus. Tada galėjau užmauti uodegos dalį ant slidžių, kad patikrinčiau, kaip jį tinka. Taip pat pritvirtinti nosį. Ir dabar tai tikrai pradeda atrodyti panašiau į pilno dydžio modelį. Viskas, ko reikia, tai keli magnetai, kad dalis laikytųsi savo vietose. Tada atspausdinau horizontalų stabilizatorių ir aukštumos vairą, naudodamas tą pačią lengvą medžiagą ir projektavimo metodus. Kad sukurčiau aukštumos vairo lankstą, pasirinkau iškirpti mažas gumos lakšto juosteles, kurias galima priklijuoti į iš anksto spausdintą plyšelį. Buvau susigundęs atspausdinti tikrą 3 matmenų lanksto ašį valdymo paviršiui, bet ši guminė jungtis yra daug lengviau pagaminama ir vis tiek išlieka tvirta, bet lanksti. Tada aukštumos servo mechanizmą galima priklijuoti prie apatinės pusės, kuris sumontavus bus paslėptas fiuzeliažo viduje. Tačiau pirmiausia reikia priklijuoti krypties vairus prie horizontaliosios stabilizatoriaus galų. Ir kaip tikriausiai galite atspėti, šios dalis taip pat buvo atspausdintas trimačiu spausdintuvu, o visą uodegos mazgą dabar galima priklijuoti prie fiuzeliažo. Dabar laikas uždengti variklio laikiklius mastelinėmis variklių gondolomis. Ir šios gondolos yra milžiniškos, kaip ir tikrosios, todėl puikiai tinka paslėpti visus netvarkingus laidus. Jos pritvirtinamos vietoje su šiomis priklijuotomis laikiklio detalėmis, taip pat keliais magnetais, kad abi pusės laikytųsi kartu. Paliekama tik variklio viršus ir sraigtas kišoti išorėje. Taip pat, kadangi variklis sukasi nepriklausomai nuo variklio gondolos, kai orlaivis kybo, traukos vektoriaus keitimas nelenks gondolų pirmyn ir atgal, todėl lėktuvas turėtų išlaikyti maketinę išvaizdą. Taigi, prieš pradėdamas daryti sparną, turbūt dabar pats tinkamiausias metas patikrinti, ar šis dalykas vis dar kybos su pritvirtintu fiuzeliažu. Sraitai pradžioje šiek tiek vibruodavo, nes mentės buvo šiek tiek sulenktos transportavimo metu. Tačiau jos greitai ištiesėjo ir orlaivis lengvai pakilo nuo žemės. Tiesą sakant, mane stebino, kaip gerai šis dalykas skrenda. Iš tikrųjų jis yra stabilesnis, su pritvirtintu fiuzeliažu. Tikriausiai todėl, kad papildomas svoris ir inercija slopina judesius. Nuo tada, kai pridėjau fiuzeliažą, dar neatlikau jokio derinimo, todėl galėtų būti šiek tiek geriau. Bet tai tikrai gera pradžia. Ir aš taip pat džiaugiuosi, kad atsisakiau senesnių rotorių galvučių, nes ši sistema yra daug paprastesnė. O kai sraigtasparnis kybo ore, beveik neįmanoma pastebėti, kad rotoriai pasvyra. Dėl nejudančių variklio gondolų. Prieš statant sparną mums reikia būdo, kaip pakreipti variklius pereinamojo režimu, nes šiuo metu jie yra pritvirtinti vertikalioje padėtyje. Taigi, aš nuėmiau fiksuotą sparno laikiklį ir pakeičiau jį trimatės spaudos laikikliu, kuris laikys pakreipimo mechanizmą. Aš nusprendžiau naudoti servo variklių valdomą pavarų sistemą šiam pakreipimui, nes reikia daug sukimo momento, kad būtų galima vienu metu pakreipti abu variklius. Taigi, šios kūginės pavaros suteikia servo varikliui 3:1 santykį, kai servo variklis pasisuka 270 laipsnių, kad pakreiptų sparno laikiklį iš horizontalios į vertikalią padėtį. Aš naudoju pigų servo variklį, kurį radau Amazon. Jis skirtas radio bangomis valdomiems automobiliams ir, kaip teigiama, gali pakelti 20 kg 1 cm spinduliu. Taigi, apie 2 Nm sukimo momento, bet dėl pavarų santykio tai padidėja 3 kartus, iki maždaug 6 Nm. Oro profiliui pasirinkau NACA 6412, nes jo profilis pakankamai didelis, kad tilptų sparno lonžeronas. Ir jis gali sukurti didelį keliamojo jėgos koeficientą prieš prarasdamas keliamąją galią, nes šis orlaivis tampa gana sunkus. Todėl mums reikia kuo daugiau keliamojo jėgos. Kai viskas bus atspausdinta trimačiu spausdintuvu, galėsiu sumontuoti elerono servo mechanizmą viduje ir suklijuoti visas sparno dalis kartu. Klijavimo įgūdžių vis dar nepatobulinau, bet tikiuosi vėliau šiek tiek nuvalyti klijų perteklių. Kad pritvirtinčiau sparną prie fiuzeliažo, nenorėjau naudoti klijų, nes gali tekti pasiekti pasukimo mechanizmą ir kitą elektroniką. Todėl pagaminau šią vidurinę dalį, kuri paprasčiausiai dedasi ant fiuzeliažo viršaus. Tada, kai užmauna sparno dalis ant lonžerono, jos laiko vidurinę dalį vietoje, o sparno kampą palaiko fiuzeliažo viršus, prispaudžiantis ją.
Tada vėl sumontavau variklio gondolas ir patikrinau, ar pasukimo mechanizmas vis dar veikia. Galiausiai galime pridėti eleronus, kurie veikia taip pat kaip ir aukštumos vairas, naudojant guminės juosteles kaip lankstą. Dabar atėjo laikas pažiūrėti, ar jis vis dar kybo ore. Tikrai reikia daug daugiau droselio, kad modelis galėtų kyboti su pritvirtintu sparnu, nes didelė dalis oro srauto nuo sraigtų yra blokuojama sparno. Ir būtent dėl to eleronai yra maksimaliai nuleistoje padėtyje, kad sumažintų horizontalaus sparno plotą. O ir dar viena maža pastaba. Nejunkite lėktuvo fiuzeliažo dalių magnetais. Laimiai numaniau, kad tai gali būti problema, todėl atsispausdinau šios spaustukus, kad suveršiu dalis kartu. Taigi, sveriantis šiek tiek daugiau nei 2,2 kg, su 1 metro sparnų moju ir daugiau tarpų tarp plokščių nei Tesla, šis daiktas pasiruošęs bandomajam skrydžiui. Gerai, taigi šiandien yra ta diena, kai pamatysime, ar šis daiktas skris ar suduš. Nebėra ką daugiau daryti, tik skristi su šiuo daiktu. Aš labai greitai pakilsiu ir pereisiu į priekinę, pusiau priekinę padėtį. Skrisime labai greitai, kad po sparnais patektų oro. Gerai, tai visai neblogai. Jis skrenda kruiziniu režimu su daug mažesnėmis apsukomis nei tada, kai kybojo ore. Nenorėjau per daug laiko praleisti kybodamas ore, nes baterija ilgai nelaiko. Gerai, iš tikrųjų taip ir yra. Tai skrenda su gerokai mažesnė trauka nei kybodamas ore. Ir tai gerai. Artėju dar vienam praskridimui. Tai atrodo nuostabiai. Tai taip sklando. Padaryk dar vieną posūkį ir tada leisimės. Ohohoho, negaliu patikėti, kad tai skrenda. Dabar visiškai nuleisiu užsparnius ir įjungsiu visišką perėjimo režimą. Taigi dabar jis yra pakibimo režime. Gerai, tai negerai, gerai, taip? Taigi, iš esmės, kas nutiko, kai perrengiau atgal į pakibimo režimą, nes varikliai stipriai pasislenka atgal, jis staiga tampa labai sunkus gale. Kai taip yra, pažiūrėk, kaip toli varikliai yra priekyje. Palauk, pusiau perėjimo režimas, taigi varikliai yra ten. Tada, kai perrengiu į pakibimo režimą, jis staiga tampa daug sunkesnis gale, nes masės centras stipriai pasislenka atgal. Gerai, pakeičiau bateriją, pasiruošęs antram bandomajam skrydžiui. Pabandykime čia paskristi pirmin. Pereinu į pusinį skrydžio pirmin režimą. Už sparnus pakeliu iki pusės. Pakylu į didelį aukštį. Dabar pereisiu... Gerai, jam tai nepatinka. Oho, gerai, tikriausiai tai labai sunku pamatyti per GoPro. Bet aš buvau davęs pilną gazą, o jis visai nekilo. Gerai, mes tikrai aukštai. Pasiruoš pereiti. 3, 2, 1. Jis skanda. Ne, jam tai nepatinka. Taip, jam tai visai nepatinka. Gerai, nuleiskime jį. Pasistengime, kad jis vėl nebūtų per daug sunkus gale. Bandysiu jį taip sulėtinti, visiškai nuleidžiu sklendės ir paskutinę akimirką ne. Oi. Gerai, taip, čia yra... Tas perėjimas atgal į pakibimą yra visiškai siaubingas ir nesu tikras, kaip tai apeiti. Jis tiesiog iškart pakyla nosiniu aukštyn, kai masės centras pasislenka atgal. Padariau dar kelis bandomuosius skrydžius, nes turėjau kelias atsarginės baterijas, bet atrodo, kad jis gerai skrido tik pusiau perėjimo režimu. Manau, taip yra todėl, kad po sparnu yra pakankamas oro greitis, kad sumažintų apkrovą varikliams. Tačiau vis tiek, naudojant variklius, kelti orlaivį leidžia jiems skristi valdomų greičiu.
Masės centro pasislinkimas dėl pasvirusių variklių vis dar yra didelė problema, tiek pereinant atgal į kybojimo režimą, tiek skrendant į priekį. Kai varikliai yra horizontalioje padėtyje, orlaivis tampa labai sunkus priekyje. Paprastas sprendimas galėtų būti pridėti priešsvarį prie variklių gondolų, kad būtų subalansuotas variklių svojus, bet šis dalykas ir taip jau pakankamai sunkus. Taigi, manau geresnis sprendimas būtų sukurti svorio perkelimo sistemą, kuris slankiotų akumuliatorių pirmyn ir atgal, priklausomai nuo variklių padėties. Taip pat norėčiau pridėti daugiau mastelio detalių prie dizaino, pavyzdžiui, langus ir galbūt važiuoklę. Tačiau kol kas manau, kad šį modelį pasiliksiu savo dirbtuvėms ir mėgausiuosi skraidindamas anksčiau sukurtą aukštos klasės Vitau.